pradžia nepasisekė, tikriausiai išmušėm už tai, kad turėjom tik vieną aukštą žmogų. Lošėm, galima sakyti, be 4 numerio. Ir išmušė mus iš vėžių ir taip gavosi, kad pradžia sunki. Tokia, galinga kolegijos pradžia, ne? Stipriai pradėjo rungtynės kolegijos komandas, sakykit, kodėl pradžioje tai pavyko paleisti? Sakau, neturėjom tik aiškiai išreikšto 4 numerio, kur visą laiką taip su mažesniais lošėm, kol prisitaikėm, kol žmonės su savo rolėm susitaikė, tai užtruko. Susėmėm, labai džiaugiuosi vyrais, kurie susėmė ir sugrįžo į varžybas. Ką sunkiausiai sekėsi statyti šiose rungtynėse? Centras jų buvo, aišku, kaip visą laiką Česna, Muščenkovas, Šukys sulošė tikriausiai savo karjeros varžybas. Visi gerai žaidė, gera komanda. Sakykit, Liutenau komanda kol kas balansuoja tokios slidžios ribos ir kaip pats vertinat savo komandos šansus patekti tarp 6 stipriausių? Turim patekti. Na tai Karolis, sveikinimai su pergalė ir sakyk, kokios tau buvo šios rungtynės? Ačiū, man rungtynės buvo geras labai, iš tikrųjų po traumos pirmos tokios rimtesnis ir viskas iš tikrųjų gerai sekėsi ir pavyko iškovoti pergalę prieš stiprią komandą, dėl to vertinu labai gerai. Taip pats kokią traumą turėjai, plačiau papasakoti? Prieš Liudvinavą Vytikai žaidėm, susitrenkiau stipriai užkulnį ir man savaitę iš tikrųjų labai skaudėjo kojos, negalėjau priminti, nuvariau į ligoninę ir patikrinau ir įdėjau į langetę savaitę, tai 2 savaitės praktiškai visiškai nesportavau. Na, sakyk, toks stiprus sugrįžimas ar nebuvo nesportavimo tokio periodo, sakyk, kaip ar nebuvo sunku įsivažiuoti? Nežinau, kažkaip nebuvo sunku įsivažiuoti, bet iš tikrųjų labai pavargau. Kalbant apie Liutenavo komandą, rungtynės pradėjote neblogai, tačiau tada Liutenavas prisivijo, kol galiausiai intriga iki paskutinės atakos, ar ne? Sakyk, kodėl leidot varžovams priartėti? Nežinau, tiesiog mūsų gynyba buvo tokia, kad varžovai iš tikrųjų gal pirmoji pusė net nelabai pataikė tokius metimus, kokius antroji pusė pataikė, paprastus laisvus metimus susimetė ir grįžo į varžybas ir išlygino praktiškai rezultatą ir buvo labai sunku paskui vėl išsiveržti pakankamų skirtumų, kad pabaigoje būtų paprasta. Kolegė, turbūt niekam nekyla abejonių kontekstas tarp 6 stipriausių komandų, tačiau Liutenavo situacija šiek tiek slidesnė, tu iš esmės stebėdamas, kaip manai. Ar Liutenavo komanda turi šansų patekti tarp 6 komandų? Aš manau, kad turi ir manau, kad jie pateks tarp 6 stipriausių komandų. Sveikinimai su pažiūros lengva pergalė, bet sakyk, ar ta pergalė tokia buvo lengva, kokią matom šviesantį rezultatą? Nesunki, iš tikrųjų, pergalė buvo, manau, stipresni, mes už juos esam ir tą įrodėme aikštelėje viskas. Sakykit, koks buvo planas prieš šias rungtynes? Kokie svarbiausi dalykai buvo akcentuojami? Svarbiausia buvo, kad jie nepajustų, kad gali laimėti, žodžiu, žaidėm savo žaidimą ir stengiamės, kad nepajaustų, kad gali žaisti šias rungtynes, nes jeigu pradėtų vieną kitą metimą pataikiausi, kad bent paskui būtų sunku, iškart įrodėm tą pranašumą ir tiek. Rungtynių atrodė tokia atkarpa, jog Hidrasų komanda, tarsi užsikabino ir pajauti tą žaidimo skonį, nesakykit, kaip pavyko sustabdyti juos? Nieko ten per daug, jie ne tai, kad užsikabino, bet pataikė tuos kelis metimus savo desperatiškus ten per rankas, bet ką žinau, paskui patys tai metimai vėl pradėjau nekrist, pasigynėm ir viskas. Šiandien jūsų gretose taip pat nerungtyniavo nemažai žaidėjų ir pajėgių žaidėjų, ar ne? Tai sakykit, kokios ten situacija, traumos ar kažkas? Iš tikrųjų, tai traumos, šiandien susirinkom 8 iš tų 8 irgi dar 2 tokie su pusiau traumom, kiti iš vis ten traumuoti, kurie neatvyko ir, žodžiu, nežinau, pabirė kol kas, nežinau, kada čia susirinksim visi. O kaip manot, ar pavyks iki atkrintamų varžybų arba jau gal net iki antro etapo susirinkti pilnai? Pilnos sudėties. Pilnos gal nepavyks, bet turėtų bent jau būti 10-11 gal žmonių bus, nežinau, turėtų. Finaliniais sakovose, manom... Tikimės, kad visi bus finaliniais, laukiam. Gerai, ir sakykit pabaigai, ar turite kažkokį numatę pastiprinimą? Ne, iš tikrųjų, visi tie patys gali būti, iš tikrųjų, kad gal ir Vydas pasijungs grįž Taškauskas, kur būdavo visą laiką, bet čia dar irgi klaustukas didelis. Mes kaip visada einam pažaisti mėgėjiškai ir pasimėgauti krepšiniu. Ir, ką žinau, išėjom, tik tiek, kad labiausiai dėl ko pikta ant vaikinukų, kad jeigu jau viena dalyvauja, sakykime, kažkur tai kažkokiose varžybose, dalyvauja, nusprendžia kažkokiam turnyrą ar bet kur dalyvauti, tai jeigu eini, tai žaisk iki galo ir mėgaukis. Tai kad vietoj to, kad jie mėgautųsi, jie vaikščiojo rankas nuleidę pirmoji daly ir kad ir netiki, sakykime, pergalę, bet bent išspausk teigiamus dalykus iš to. Mokinkis, ten atidirbinėk tam tikrus dalykus, kas tai yra būtų ateityje naudinga, gal žaidžiant prieš šiek tiek mažesnio meistriškumo komandas. Paskui antroji daly pradėjo žaisti
agresyviau, kad ir be jokių derinių, be nieko, bet agresyviau žais, savo malonumui, šiek tiek gal ir priešininkam įdomiau tų metų tada žais. Ir toks ir komentaras. Sakykit, apskritai kaip ruošitės prieš šias rungtynes, ar ruošit vyrus kovai, ar tiesiog kuo garbingiau tikslas buvo sukovoti? Ne, mes visiškai nesiruošiam ir labai retai gaunasi taip, kad susirinktume bent jau pasižaisti tarpusavį ir jeigu susirenkam, tai ir tai ne visi, nes vieni studijuoja, kiti ten kažkur, kažkas kaip ir daugumai turbūt neišeina susirinkti visiems. Tai tokios, kad kažkokio ruošimuose ne, tikrai ne ir vėlgi pasikartosiu, ruošiame žaisti mes, sakykime, pradžioj su silpnesnių lygio komandomis, o kad tenka su stipresnėm, žaidžiam taip, kaip išeina, taip, kaip išmanom, be treniruočių, be nieko, kaip gaunam.